Sveiki atvykę į Tailandą. Mano vardas Renata, gyvenu Patajoje, Tailande 7 metus su sūnumi Ryanu ir 4 šuniukais. Aš įsidėjau mikrofoną, bet jeigu nepatinka toksai garsas, būtinai pakomentuokite, tuomet kitą kartą to nedarysiu. Užsilikę kavos puodelis, na ir taip pat turiu nusipirkusi kai kurių tvarkymo priemonių. Tai aš dabar einu pasiimti krovėją, nes noriu pakrauti. Greitai paeinu. Manęs taip pat dažnai klausia, Renata, kaip tu čia gyveni, dabar taip atsikraustai. Visko neišeis man papasakoti nuo A iki Z, kaip čia viskas įvyko, kad aš atsikrausčiau gyventi čia. Pas mane istorija yra gana ilgoka. Tai, o gal ir papasakosiu dabar, ne? Gerai, tai mano vardas Renata. Aš esu iš Prienų, iš Lietuvos. Prieš tai gyvenau skirtingose pasaulio vietose. Gyvenau Vokietijoje pirmą, po to Airijoje, Anglijoje, Dubajuj 10 metų dirbau stiuardese, po to įsikrausčiau gyventi į Honkongą ir iš Hongkongo gyvename čia. Tai aš atsikrausčiau gyventi su savo buvusiu vyru, kurio vardas yra Simonas, jisai yra anglas, mes prabuvome vos ne 20 metų kartu ir susituokę beveik 15 metų. Tai atsikrausime čia, nebuvo jokių uždavysčių, nebuvo jokio smurto, jokių muštynių, jokių pykčių, nieko. Paprasčiausiai meilė išaugo į skirtingas puses, bet nusprendėme likti gerais draugais ir aš galėčiau gal daugiau apie tai kitą kartą pakalbėti, kadangi nuosprendis buvo jo ir aš taip pat sulaukiau nemažai gal kažkokių ir komentarų, kodėl aš išlaikiau tas draugystės, užtenka tik tais būti vaikui mama ir tėtė, nereikia tų draugysčių tarp savo buvusio vyro ir panašiai. Mes pasirinkome tokį kelią, kadangi norime vienas kitam ko geriausio dėl vaiko, ne tik dėl vienas kito, bet taip pat dėl mūsų vaiko. Jeigu mano buvęs vyras bus emociškai, psichologiškai, fiziškai palaikomas ir laimingas ir nepiktas ir jo, tuomet jisai bus ir geresnis tėtė, ne, ir geresnis buvęs vyras. Lygiai taip pat ir man. Jeigu aš nebūsiu susiraukus, jeigu jisai man padės kai kuriuose gyvenimo situacijose, kur reikės pagalbos, tuomet aš taip pat būsiu mama, kur mūsų sūnus nusipelnė. Tai jeigu galima, aš visuomet patarčiau taip daryti, bet žinoma, kiekviena situacija yra skirtinga, kiekvienos skyrybos yra skirtingos, nebūna kartais ir smurto, būna ir melagysčių, būna ir vagysčių šeimose, ne, kad pavogė gal pinigus. Tai tikrai tokia situacija yra skirtinga ir aš nesakau, kad kiekviena situacija vienoda, ne, bet aš kalbu apie mus. Tikrai aš galėjau būti daugiau gal ir pasididžiavusi ir sakyti, kaip tu taip galėjai padaryti, prižadėjai niekuomet nepalikti, būti kartu, kuomet mes prižadėjome vienas kitą mylėti iki pabaigos, iki pačio gyvenimo galo, kol mirtis mus išskirs, ne, ir aš galėjau taip prikišti, kad melavai, mes planavom gyventi Tailande prieš 10 metų, mes taupėm pinigus, mes darėm viską, kad čia atsikraustytumėm, o po 2 metų atsikraustimo tu nusprendai, kad tau šeimininis gyvenimas netoks. Aš galėjau pykti, rėkti, buvo visko, žinokit, tikrai nesakau, tai kitą kartą galėčiau apie tai pakalbėti. Bet jeigu aplamai paėmus, tai tikrai esu labai patenkinta, kaip viskas susiklostė. Būna tikrai momentų nėra lengva, nes aš tėvų neturiu, gyvenu Tailande su mažu vaiku, 4 šunys. Iš vienos pusės atrodo toksai gėlėtas, gražus, saulėtas gyvenimas prie pajūrio, ne, vos ne. Bet iš kitos pusės tikrai gyvenimas eina, o tu per tą gyvenimą irgi eini. Tai būna visko, ne. Ir liūdnų dienų būna, ir baimių, ir nerimų, ir nežinai, kaip ateitis gali susiklostyti. Nežinai, ne, kuomet tu gyvenai su buvusiu vyru. Beveik 20 metų kartu, tai buvo taip pat tas toksai, jauteisi vis tiek saugi. Bandau nors 2-3 kartus per savaitę atidaryti šią vietą ir pravalyti.
Rūmai, jeigu yra, tai pravalai su karštu. Kaip karšta, žinokit. Aš taip pat turiu tokį aparačiuką. Na va, aš turiu tokį ploviklį, matote, Magic Clean, nu jisai gana stiprus, reikės užsidėti tapkes, bet aš va taip viską. Nors kas antrą dieną bandau susiorganizuoti drabužius, aš, kaip ir minėjau anksčiau, nežiūriu idealumų. Svarbiausia, kad jie būtų savo vietose, nesvarbu kaip. Taip pat noriu kai ką pasakyti, kad vamzdžiai skaniau kvepėtų, aš paimu grindų ploviklio, įpilu į kanalizaciją ir po to karštų vandeniu. Neverdančių, bet tokių karštų. Ir žinokite, labai skaniai kvepia. Nu, Tailande, aš nežinau, gal ir Lietuvoje taip, bet čia labai dažnai kanalizacija taip. Tie vamzdžiai smirda. Tai va, čia ryžių sudėsiu kartu su mėsa šunims, Rainui pradėsiu kepinti lašinukus, o ryžiai verda, šiaip tai viskas padaryta, sutvarkyta, faina, ne? Na, apsižvalgome, namai jau sutvarkyti, lauke viskas išplauta, nėra jokio kvapo, iš abiejų pusių išplauta, dušas ir tualetas taip pat išplauta, išdezinfekuota. Šuniukai va guli. Taip pat viskas sutvarkyta. Dabar aš verdu šunims mėsą, taip pat ryžius ir Ryanas nori sriubos, tokių kaip ir buljono. Ryanas rado katę vakar, kuri yra priglausta, nežinau, gal kaimynų. Mano vardas Ryanas, mano mama iš Lietuvos. สวัสดีครับผมชื่อไลออนครับ